tai galbūt nėra pati ypatingiausia knyga, kokią aš esu skaičiusi, bet vėlgi rinkau pagal tai, kad nebūtų labai sunki ta knyga, nes gal ne visiems patinka sunkios tos, gal kitiems šita per lengva buvo. Labai buvo sunku surasti kažkokį bendrą vardiklį. Tai ar kas nors skaitė šitą knygą? Skaitė. Smagu. Ar patiko? Iš tiesų, kiek žmonių, tiek nuomonių, visiškai pilnai sutinku ir su kritika, ir su pagyrimais. Man, pavyzdžiui, aš pasakysiu, kas man asmeniškai buvo labai įdomu šitoj knygai. Aš tuo metu rašiau Apoloniją, kai skaičiau šitą knygą. Ir suradau, visiškai netikėtai, tokiu kampu, suradau aprašymą slaptos mokyklos Varšuvoje, kurią laikė Apolonijos tėvas. Toks kaip, autorė vadina pensionatu. Nes kai Apolonija nuvyko į Varšuvą po jau, pasibaigus tremčiai, jinai su seserim irgi laikė slaptą mokyklą. Žodžiu, Varšuvoje 19 amžiaus pabaigoje pradinis mokymas buvo atiduotas į privačias autorių, kai skaitau, patikiu. Galvoju, gerai, toks, matyt, taip ir buvo. Nesigilinu. O tikrinat faktus, kai skaitot istorinės knygas? Tikrinat, ar ne? Labai gerai. Čia geras požiūris. Aš irgi tikrinu pirmą, antrą knygą. Jeigu po to tą patį autorių skaitau, tai jau tada nebetikrinu. Bet pradžiai irgi tikrinu. Nes, yra tokių istorinių knygų, kurios visiškai nesiremia faktais. Tarsi jos, fantastinė istorija tokia. Tai irgi žanras, irgi... Aš iš tikrųjų skaitau knygas labai emociškai, bet pradedu skaityti ir jeigu užkabina, viskas. Įkrenti, būni ten, viską ten matai ir aš tada tų kažkokių faktų neatsimenu, aš tik atsimenu tą tokį bendrą įspūdį. Nes iš tiesų knygų kiekis yra šiais laikais nenormaliai didelis. Ir man visada įdomu, kai kalbuosi su žmonėm, klausti, kaip jūs atsirenkat knygas, kur ieškot rekomendacijų, kur patarimų. Tai, su ta mintim aš tiesiog pasėdėjau, pagalvojau, surašiau keletą knygų, kurias galėčiau drąsiai rekomenduoti. Ir jeigu kažkurios dar neskaitėt, bet mėgstat istorinius romanus, tai tikrai patariu. Kai kurios naujesnės, kai kurios senesnės. Noriu ypač atkreipti dėmesį į knygą Sugrįžimas į Veneciją, Dalios Mugurauskaitės. Šita knyga pasakoja apie Radvilos Našlaitėlio kelionę į Jeruzalę. Šitoj knygoje viskas pateikta romano kalba, labai lengvai, labai maloniai skaitosi visa ta kelionė. Tai galiu rekomenduoti. Labai rimtą ir sunkią užduotį. Ne aš sugalvojau, projekto organizatoriai. Prašo jūsų visų užrašyti ant lapelio, kurį paduosime, vieną knygą, kuri kažkokia buvo ypatinga jūsų gyvenime. Gal pakeitė gyvenimą, gal pakeitė požiūrį kažką, gal tiesiog, nežinau, padėjo sunkią minutę. Tai reikėtų, kad jūs užrašytumėte knygos autorių, jeigu atsimenat, pavadinimą ir jeigu dar kelis žodžius, kaip ta knyga jūs. Aš per šiuos metus, kol esu ambasadorė, važiuosiu iš viso bus 13 susitikimų bibliotekose Lietuvos ir organizatoriai taip sugalvojo, kad visuose susitikimuose mes renkam tuos jūsų knygas ir metų pabaigoje jie padarys tokį, kaip čia pasakyti, sąrašą bendrą, ar ne, tų skaitytojų rekomenduojamų knygų. Tai ir savo knygas irgi išvystė tam sąraše. Ir aš galvoju, kad bus visai smagu, nes ten bus sudėtos pačios pačiausios knygos, visų skonių. Tai visai gal verta sudalyvauti. Broniukus tai su Arūnu Graušu buvo pažintis, kur realiai
Nu, žinot, jūrų muziejuje yra Arūnas Grušas, kuris yra vadinamas ruonių tėvu, kuris ten gelbėjo tos ruonius ir gydo ir, nu, žodžiu, vien tik su ruoniais dirba. Ir aš, kai su juo susipažinau, mes susitikom, jisai man sako, aš tau galiu skirti 2 valandas. Atsisėdom, toks mažiukas kambarėlis, aš įjungiau diktofoną ir jisai 2 valandas pasakojo. Viskas. Po 2 valandų, sako, man reikia maitinti jau gyvūnus ir jau žygiuok. Aš iš tos 2 valandų medžiagos galėjau parašyti knygą. Todėl, kad jisai papasakojo apie gyvūnus, tuos dalykus, kurių mes negalim niekur kitur sužinoti. Pavyzdžiui, kokie jų charakteriai yra, kaip jie bendrauja, kaip kokie, nu, kaip vat, pavyzdžiui, viena rūšis ten, sakykime, Baltijos pilkieji ruoniai pasirodo per visą jūrą, ten skersais išilgai plaukioja, nes jie, nu, jie tokie. O vat yra paprastieji ruoniai, kurie ten sėdi prie Danijos salos ir jie iš vis niekur neplaukia, nes jiems ten gerai. O kaip tu sužinosi tą, vat, ir ten charakterius jų? Tai, žodžiu, ta knyga gavosi Arūno pasakojimo pagrindu. Ir paskutinė ta mano knyga yra Apolonija. Tai šita buvo pati sunkiausia. Šitą knygą buvo žiauriai sunku rašyti. Ir aš keletą metų prie jos sėdėjau. Nu, tas sėdėjimas tai toksai, kaip žinot, bandai, rašai, ne. Nu, iš naujo, ne taip, neužkabina, aš pati nejaučiu žmogaus. Tada atidedi šitą į šoną, imi rašyti detektyvą. Nu, kad galvą pavadinti. Aha, parašai detektyvą, tada vėl grįžti prie sukilimo, vėl matai, kad dar neina. Tai va taip viskas vyko, bet aš tą Apoloniją nešiojausi, nu labai ilgai nešiojausi širdį. Ir man reikėjo ją parašyti. Nu, kažkoks toks buvo, kad nu tiesiog reikia, kol radau formą. Ir iš tiesų tai yra knyga apie Apoloniją, o Zigmantas, kuris, nu, kaip ir pradžia buvo idėja tokia, Zigmantas čia yra tik tai Apolonijos atsiminimuose. Ir tie atsiminimai didžiąja dalim paimti iš realių Apolonijos atsiminimų. Yra išėjęs knyga, aš nežinau, ar biblioteka turi, yra išėjusi knyga Apolonijos Dalevskytės Jarakauskienės atsiminimai. Originalus. Šversti dabar jau ir lietuvių kalba. Ir dabar, kai pasakoju, jūs tikriausiai visi galvojate, tai jeigu yra originalus atsiminimai, tai kam reikėjo romano? Nu, perrašti tą patį, ar ne? Tai vat iškart ir atsakysiu. Tuose atsiminimuose Apolonija labai daug su meile ir detaliai aprašė Zigmanto Sierakausko gyvenimą. Labai daug rašė apie savo brolius, kurie dalyvavo sukilime. Ir apie kitus sukilimo dalyvius, daugybę pavardžių, ten kai kurios mums jau nieko nebesako, bet jai kažką reiškia. Ir toje atsiminimų knygoje beveik nieko nėra apie ją pačią. Mes su istorike Tamara Bairašauskaitė, kuri vertė jos atsiminimus ir papildė pastabom, bandėm spėlioti, kodėl. Tai sakom, gal dėl to, kad jinai kukli buvo, kad tas moterų indėlis į sukilimą atrodė kaip, tiesiog, kad jos buvo šalia, kad kariavo, tai vyrai, o moteris tai tarsi tarp kitko.